Dabar kepsime viščiuką, gaminsime šiek tiek netradiciniu būdu. Ir pirmas veiksmas, kurį, kaip ir minėjau prieš tai, mes turėtumėm atlikti, tai išsimti Y formos kaulą, kurį mes turime štai čia. Tai yra darome 2 įpjovas. Tai mums padės paprasčiausiai lengviau supjaustyti viščiuką. Štai šitas kauliukas, kurį reikėtų nepamiršti visą laiką iškirpti. Ir sekantis dalykas, kurį turim padaryti, tai išpjauti riebalinę liauką iš uodegos. Taip, praktiškai ir teoriškai mes galėtume nupjauti visą uodegą. Aišku, yra mėgstančių ją, todėl galbūt kažkam tai pasirodys nepriimtina, bet tai viskas priklausomai nuo jūsų. Taigi, sekantis veiksmas, vištą mes turime užsimarinuoti. Tiksliau sakant, mes ją panardinsime į druskos tirpalą ir paliksime į 24 valandom, vien tik tai tam, kad viščiukas taptų dar sultingesnis ir dar geresnis. Taigi, santykis yra apytiksliai 60 gramų druskos 1 litrui vandens. Mes taip pat vandenį aromatizuosim čiobreliu, česnaku. Taigi, pilame vandenį. Kadangi naudoju mineralinį vandenį iš butelių, tai labai paprasta išmatuoti. 2 buteliai, 3 litrai vandens, 180 gramų druskos. Skaičiuojant, kad vienas šaukštas druskos yra apie 15 gramų. Dedame šiam kiekiui apytiksliai apie 9 šaukštus druskos. Ją išmaišome. Aromatizuojame tą vandenį čiobreliu. Dedame česnako šiek tiek. Jį tiesiog sutraiškome, nelupame. Nardiname savo vištytę ir ją paliekame 12-24 valandom. Viščiukas jau užmarinuotas, turime štai tokį vieną, kuris jau mirko 24 valandas mūsų marinate ir esame pasiruošę jį kišti į orkaitę. Bet prieš tai mes turime jį būtinai idealiai nusausinti, todėl kad vanduo yra mūsų priešas. Ir mes stengiamės panaikinti nuo odos vandenį ir prieš tai, prieš kišdami mes ją aptepsime sviestu. Ir kišime į temperatūrą, kuri kai kuriem galbūt pasirodys ir juokinga. Tai bus 90 laipsnių. Sekantis veiksmas, kurį turim padaryti, tai ištepti mūsų viščiuką sviestu. Galbūt tai ne pati erotiškiausia procedūra, bet iš dalies. Žinoma, yra toj procedūrai ir naudos rankos prisisodinti riebalų ir nereikės naudoti kremą. Beje, nepamirškim, kadangi mes marinavome savo viščiuką druskos tirpale, sūdyti papildomai jau jo nebereikės. Viščiukas paruoštas. Dedame į mūsų formą. Svarbiausias virtuvės pagalbininkas, vienas iš svarbesnių, yra termometras, kurį turi turėti kiekviena šeimininkė savo namuose. Jei ne tik tas termometras, kurį jūs naudojate savo vaikam, ar tas senasis gyvsidabrinis, kurį jūs kišate savo į pažastį, jums reikėtų įsigyti normalų zondinį termometrą, kuris yra ypatingai svarbus pagalbininkas virtuvėje, nes aš nežinau kito būdo, kaip galima būtų išmatuoti vidinę temperatūrą. Tuo tarpu mes kepsime viščiuką iki tos temperatūros, kol jo temperatūros toliausiose vietose pasieks 70 laipsnių. Aš jums negaliu pasakyti tikslaus laiko, visą tai priklausys nuo to viščiuko, kurį mes pasirinksim, storio, svorio ir panašiai. Termometrą kišame į storiausią vietą krūtinėlėje bei į šlaunelę. Tai yra mūsų kertiniai taškai, pagal kuriuos mes sprendžiame, ar jau vidinė viščiuko temperatūra yra pasiekus tą, kurios mes siekime. Viščiukas keliauja į orkaitę. Nu, prie mūsų vištos, kuri vis dar yra orkaitėje, mes pasiruošim garnyrą ir garnyras bus meduje keptos daržovės. Taigi mes naudosim šiandien tobinambus, naudosim bulves, naudosim morkas, burokėlius, svogūnus, tai yra visas tas žieminės daržovės, kurios šiuo momentu mes galime nusipirkti turgui arba parduotuvėje. Topinambas, kadangi jis pakankamai greitai kepa, vis tik reikėtų pjaustyti stambesniais gabalais. Ir ilgiausiai kepsiantis dalykas pas mus bus mūsų burokėlis ir mūsų morka. Morkas pjaustome šiek tiek smulkesniais gabaliukais. Dažniausiai burokėlius aš maišau su kitom daržovom jau pačioj pabaigoje, dėdamas į skardą. Vien dėl tos priežasties, kad man nelabai patinka, kad burokėlis nuspalvina visas kitas daržovės, bet šiandien mes padarysim išimtį ir sumaišysim viską kartu. Svogūno galite ir nelupti, jį pjaustome į 4 dalis. Mūsų daržovės, medus, alyvuogių aliejus, šiek tiek čiobrelių,
česnakas, juodi pipirai. Taigi berėme juodus pipirus. Medų, jeigu jis yra kietas, galite ištirpinti mikrobanginiai. Nereikėtų jos bijoti, jinai iš tikrųjų nedaro tiek žalos, kaip jums atrodo. Taigi mikrobanginiai 20 sekundžių intervalais. Įjungiat, 20 sekundžių išjungiat, išjungiat tol, kol jis pasiekia tam tikrą skystą konsistenciją, kuri yra jau tinkama naudoti mūsų patiekalui. Medaus dedame pakankamai gausiai. Šiek tiek susipurvinsim rankas. Taigi traukime mūsų vištą iš orkaitės ir dabar matuosime temperatūrą. Temperatūra, kurios siekiame, yra 64-65 laipsniai. Reikalaujama vidinė temperatūra vištos yra 72 laipsniai, bet įvertinus tą faktą, kad mes vis tik ją dar kišime į orkaitę aukštoje temperatūroje, tam, kad į dantį jį apskrustų, nes šiuo momentu vaizdelis nėra pats maloniausias. Todėl nereikėtų įsigąsti, kad mes ją ir pateiksime tokiam vaizde. Mes tiesiog matuojame temperatūrą, įdant žinoti, kad esame pasiruošę sekančiam mūsų gamybos etapui. Turime 66 laipsnius. Tai yra puikiai temperatūra. Dabar statome vištą į šalį, kad jį pailsėtų, kad pasiskirstytų sultis. Ir tuo momentu padidiname ugnį orkaitėje iki 220 laipsnių. Apie 40 minučių keps mūsų daržovės. Višta tuo momentu ilsėsis. Tada mes ištrauksim daržovės, įdėsim vištą 20 minučių, višta apskrus. Daržovę sušildysim ir pateiksim.